Tai kaip visada pristatom temą. Ir vakar, kai šnekėjom telefonu, kokia bus tema, tu labai sklandžiai pradėjai pasakoti, kaip jinai tavo atėjo į galvą. Aš sakiau, palauk, sustok. Gal tai geras pradžios taškas pradėti. Kaip ir kokia čia tau tema parūpo? Refleksija. Prieš čia keletą dienų, taip, ne keletą net, kažkiek laiko jau gyvena, žinai, tokia mintis, žinai, kaip, kas tai yra ir kodėl tai yra taip arba reikalinga, bet arba gal net sakyčiau apie refleksijas. Man mintis kilo tada, kai pradėjom žiūrėti apie tai, kas vyksta Baltarusijoje. Ir yra viena tokia linija, kuri yra viešojoje erdvėje, kur yra kalbinami žmonės tam tikrose pareigose, įskaitant opozicijos lyderius, tada cituojant Lukašenką, cituojant kitus, žinai, žodžiu, viena istorijos linija yra. Ir tada yra kita tokia tyli istorijos linija, kuri net ne linija, o tokios padrikos kažkokios žinios elementai, kuriuos komunikuoja tie, kurie stebi Nechtą kanalą ir Telegrafą apskritai, kas vyksta. Gal Gintautas Mažeikis, kuris rašo šiek tiek apie tai, žinai, kaip žiūrėti tai, kas ten randasi, kaip atsiranda apsaugos būriai, kurie saugo jaunas mergaitės ir moteris einančias, kaip atsiranda komunikacija tarp laiptinių, kad eiti kartu, kaip atsiranda organizavimas kažkokio renginio viename mikrorajone ir kitame mikrorajone, žinai, kaip atsiranda tam tikri susitarimai, kurie tam tikrą prasme yra ir beveidžiai, jeigu mes veidų laikysim kokį nors asmenį, kuris tą atstovauja. Bet yra kartu, ten yra žmonės, kurie tą daro. Jie tą daro, tokiu tyliu būdu, neužimdami jokios pozicijos, žinai. Bet man kas šitoje vietoje pasidarė įdomu, kad daugybė bendros tokios istorijos, kuri kalba, žinai, apie Baltarusiją, iš tikrųjų, jinai yra tokia, mes realiai tai nesuprantam, kas ten vyksta. Ir viena iš priežasčių, kodėl mes nesuprantam, nes mes nematom tų detalių, kurias mato pavieniai žmonės, žinai. Ir aš tada galvoju, tai gerai, bet tai tada yra taip ir organizacijoje, supranti. Kažkuria prasme mes turime istoriją, kurią mato, pavyzdžiui, įmonės vadovas arba keli vadovai. Ir jie ją pasakoja, pas mus taip yra. Tuo tarpu, pavyzdžiui, kiti žmonės ten, ypač tie, kurie dirba su klientais iš arti, prisiliečia prie išorinių ryšių. Jie ima pastebėti kokius nors keistas užklausas. Paprašo kas nors tokio ko nors ką, ir mes sakom, mes tokio neturim, neteikiam nei tokios paslaugos, nei to nedarom. Ir aš galvoju, realiai, kaip padaryti, kaip pasiekti tokį momentą, kad galima būtų pamatyti, kas aplinkui tave keičiasi ir į kurią pusę. Bet kad tu galėtum tą pamatyti, tau iš pradžių reikia išmokti tai žiūrėti. Ir aš sėdėjau ir galvoju, apie ką tada yra, refleksija yra tas būdas, kuris, kaip ir kviečia žiūrėti ir apmastyti tai, kas su tavim vyksta. Bet aš tada sėdėjau ir galvoju, dauguma žmonių šiaip didžiąją laiko dalį praleidžia praeityje. Tai reiškia, kad jie turi prisiminimus, kas įvyko vakar, kas įvyko užvakar, kas įvyko prieš savaitę. Ir kai paklausė jie, ką dabar daryti, tai jie tada pradeda atsiminimus neštis. Kita dalis, arba tie patys netgi žmonės, irgi gyvena, jeigu ne praeityje, tai tada ateityje. Tokioj, kas yra šiaip labai svarbus žmogaus gebėjimas, įsivaizduoti, kaip tai galėtų būti. Galėtų būti taip, galėtų būti šitaip, atrinkimai dabar, Tai ten kokia nors Laisvės partija labai smarkiai ant šito stato, kaip galėtų būti, kad mums reikia pozityvios demokratijos. Reiškia, mums kažko reikia, ko šiuo metu nėra. Taip. O man didžiausias klausimas yra, juk tam, kad tu, nes tu gyveni kasdieniais tokiais pasirinkimais, kaip tau pamatyti, o kas yra šiandien? Ne kas vakar buvo, ne prisiminimus, ne apie tai, kaip galėtų būti, o kaip dabar yra. Ir man tada kilo klausimas, toksai, žinai, toks kilo, žinai, kad, supranti, realiai refleksija kaip įgūdis
žiūrėti į tai, ką tu prieš save matai, arba net į save, ką nors darantį ir kartu apmastyti, kas čia dabar vyksta, su tokiu biški klausimu, nu vat kažkaip, kažkuria prasme net nežinau, ką tai reiškia, bet imu detalės rinkti, ne, kad ir tada žiūriu, kokį piešinį tos detalės pasakoja, ne kažkokį, ką aš galvoju, kas čia yra, o kaip man šviežiai tą pamatyti. Ir aš taip sėdėjau ir galvoju, nu vat, gal mes per mažai kalbam apie refleksiją, jinai kažkaip pasidarė tokia, nu žodis, kuris reiškia bet ką, kai tu kalbi apie ką nors praeitį. Bet ką, kai tik pradedi kalbėti apie ką nors, kai buvo jo, garsus mąstymas, tai jau mes tą vadinam refleksija. Bet čia ir yra ne apie tai, nes jeigu tu tiesiog kalbė apie tai, kas buvo, tu vėl nematai, kas yra, tu nematai dalykų ir detalių. Ir aš pradėjau galvoti, žinai, netgi ateidama ir galvodama apie šitą įgūdį, koks jis yra svarbus ir kaip jo yra nedaug. Tai net pradėjau galvoti, nu tai tiesą sakant, jeigu tu negali atlikti gilesnės refleksijos apie save, ką tu darai, kodėl tau taip gavosi, o gyveni paaiškinimuose arba iš praeities, tai reiškia, taip visada buvo, tokia yra tvarka, arba iš ateities noriu, kad būtų kažkaip kitaip. O kaip yra? Nes tu taip gali ir pragyventi, žinai, visas dienas. Arba aptardamas, kas buvo, arba galvodamas apie tai, kas buvo. O kaip dabar yra? Ir kuo toliau, tuo daugiau klausimų, kaip visada. Taip. Bet noriu, taip, žinai, paklausti, ką reikštų, pavyzdžiui, mums dabar reflektuoti mus čia. Į ką čia reikėtų žiūrėti? Ką reiškia reflektuoti? Nu, supranti, jeigu mes pradėtum, žinai, reflektuoti dalykus, kurie yra čia ir dabar, yra mano galva aukščiausias pilotažas. Nes tai reiškia, kad tu ir veiki, ir save stebi veikianti tuo pačiu metu. Šiaip anot Otto Scharmerio, žinai, mokslininko, kuris šitą tyrinėja, reflection in action, refleksija veikiant, yra aukščiausias lygmuo kompetencijų. Bet visas kitas reflektavimas tada yra, kaip tu sakei, apie praeitį arba apie ateitį, jeigu ne, taip, ne apie veikimą. Nes kažkuria prasme tau, kad tu galėtum apmastyti, kas yra, tau reikia atstumo. Tau reikia truputėlį atstumo, kad tu atsitrauktum, sakytum, gerai, va taip, ką tik įvyko. Aš, pavyzdžiui, ką galėčiau sakyti, ne, kai kilo mintis ir rašau, Pauliau, reikia, yra tema apie refleksiją, reikia pasikalbėti. Ir tu iš karto atsakei, tu neklausai manęs, kodėl, kam, tu sakei, gera mintis, darom. Čia buvo, kas įvyko. Tada mes susitarėm laiką ir dabar sėdim čia, ne? Bet jeigu tai pasižiūrėti, kodėl dabar? Kodėl, pavyzdžiui, tau buvo lengva man pasakyti, darom, gera tema? Ką tu tuo metu galvojai? Žinai, man visada, aš dažnai pastebiu, kad mūsų žodynas, jisai ateina iš skirtingų laukų ir refleksija, psichologija, jinai yra senas ir terminas, ir veiksmas, kuris yra nuolat šalia ir reikalingas. Ir dėl to aš taip įdėmiai klausausi, žinai, kaip tu atsineši visai iš kito lauko dabar tą refleksiją. Ir man sukilo tiesiog asociacijos apie tai, kad primenant tavo žodžius, tu dar pridėjai, kad refleksija kaip lyderystės veiksmas, kaip lyderystės darbas. Man kilo asociacija, kad taip, tai yra labai, žinai, aktualus veikime veiksmas, bet tuo metu neturėjau atsakymo, nei ką aš čia noriu pakalbėti, tiesiog gal įsitraukiau. Bet klausyk, gal tada pabandykime suprasti, kaip visada suprasti ne tik tai, kas tai yra, bet, kas čia per tema, koks čia tas iššūkis, apie ką mes čia norime šnekėti realiai. Nes tu kaip pradėjai, man taip ir vyniojas, aš iki galo nesijaučiu atsakęs, į ką mes čia žiūrime, kai naudojam žodį refleksija. Sakai, yra naratyvas, kurį pasakoja istorijos dalyviai, tam tikrą prasme jie
mažiau gal reflektuoja, jie pasakoja istoriją, jie mažiau pasakoja save toje istorijoje, gal šiek tiek, bet labai daug apie aplinką, apie kitus, apie poveikį. Ne? Čia pat, kai tu kalbė apie tuos stebėtojus, kaip Gintautas Mažeikis, ne? Nu, mano manimu, jie irgi interpretuoja ir pasakoja apie istoriją ne savo santykį. Nes man refleksija, jinai labai stipriai yra asmeninis veiksmas, asmėžiūra, į save žiūri. Reflektuoja, tai tarsi toks, žinai, reflektuoja visų pirma save, savo veikimą, savo santykį su tuo, kas vyksta, poveikį tavo veiksmų, poveikį aplinkos tau. Man visą laiką refleksija yra svarbus tas bendras veikimas. Nes visą kitą aš taip suprantu, kaip mano žodyne, tarsi istorija pasakojama apie aplinką, jeigu manęs joje nėra. Ir, grįžtant prie to, tai vis tik tai, kai kalbam apie refleksiją, apie ką mes kalbam, man girdisi, kad tu nemaža dalimi kalbi apie paveikslą, kuris susidaro. Tai yra, kaip turėti pilnavertį paveikslą. Aš turiu kažkokią savo fragmento dalį, bet yra daug fragmento dalių organizacijoje. Ir kaip iš tiesų suprasti, tai kur mes esame, tai kaip turėti pilnesnį paveikslą. Ir aš šitoj vietoj stabtelnu, pametu refleksijos iš tikrųjų tą liniją. Man toks vaizdas, kad mes pradėjome šnekėti apie tokį sisteminį matymą, visuminį matymą. Ir refleksija kaip reiškinys man atitolsta, nes aš joje dingstu, šiaip jau mano paveiksliukas jis tampa. Kaip įdomu. Aš suprantu, ką tu kalbi, žinai, nes yra, ir man atrodo, nuo ten prasideda, yra žmogaus lygmeniai refleksija. Man atrodo, jinai netgi yra pati sudėtingiausia. Nes tau reikia pastebėti save. Ir dėl to atsitinka tas toksai, žinai, koks mano santykis su kažkuo, ką darau, kodėl aš dariau tokius veiksmus, kodėl gavosi toks rezultatas. Jis toks labai, labai asmeninis ir tam toks, čia turbūt yra tokia labai reikalaujanti žvilgsnio į save įgūdis, ar ne? Pradėti žiūrėti į save, į tai, ką tu darai, kaip tu darai ir svarbiausia, kodėl tu tą darai, kaip tu savo paaiškini, ką tu tą darai. Apie tai, ne? Noriu įsiterpti, nes tau pradėjau šnekėti, aš supratau, kad kažkuria prasme, išties, aš pats savavališkai susiaurinu šitą reiškinį, nes mes galime sakyti, reflektuoti save, reflektuoti kitus, reflektuoti įvykį. Šiaip tai yra lingvistiškai ir logiškai jokio pažeidimo aš šiandien nedarau. Tai gal tiesiog yra įprasta, žinai, psichologija kalbėti apie savirefleksiją kaip reiškinį, dėl to aš šitą veiksmą atlieku, bet viskas puiku, mes galime reflektuoti ir aplinką, visumą, kitus ir tai, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad aš suteikiu asmeninės prasmes tam, kas vyksta. Aš dalyvauju per prasmių suteikimą. Kitaip sakant, nereflektuoju savęs, bet neišvengiamai pateikiu savo prasmes to, ką matau. Taip. Kas ir yra refleksijos esmė. Taip. Pamatyti, kaip tu tą darai. Ir netgi savęs paklausti, o ką jeigu galima būtų tą patį kitaip įprasminti kažkokį dalyką, ne? Ten, pavyzdžiui. Bet čia ir gaunasi toks klausimas, dilema, žinai, grįžtant į mūsų pradžią, nes iš principo kokį siaurą paveikslą beturėčiau, aš iš principo esu pajėgus daryti refleksiją kokybiškai tuose siauruose rėmuose. Esi. Ir ką tai duoda tau, jeigu gera refleksija, tai tu dažniausiai pamatai, ką nors naujai. Daugiau supranti. Kitaip tariant, vyksta permaina tavyje, kai tu darai refleksiją. Taip. Būtent, kitaip sakant, nepasikeičia pasaulis, bet aš jį pamatau naujai, su nauju turiniu, naujomis prasmėmis, naujais motyvais. Ir tavyje atsiranda naujų galimybių, ne? Ir manyje atsiranda motyvacija veikti įvairiau, noras, galbūt matymas, kad aš galiu veikti įvairiau, prasmė veikti įvairiau, nes gebėjimas, jeigu jisai
jo neturi, tai tu neturėsi gebėjimo. Bet ką tu randi supratimą, kad atėjo metas kažkam kitam. Taip. Tai reiškia, tau asmeniškai. Man asmeniškai. O mano klausimas yra, kai tu, jeigu tai yra žmogui tokį duoda poveikį, ne? Taip. Kad gerai padaryta refleksija, greičiausia su kokieno nors pagalba labai spėju, kad visai gerai partnerį turėti reflektuojant, ne? Nes mes patys save galim daug ko įtikinti, visai padeda, kai kažkas pasitarnauja kaip veidrodis, ne? Bet gerai padaryta refleksija tau kaip žmogui leidžia kažkuria prasme kitokią kokybę turėti, ne? Kažkaip kitaip, kitokį santykį pakeisti. Tavyje įvyksta kaita. Gal nedidelė, gal mažytė, bet jinai tavyje daugėja, ta prasme, laisvės, kaip nors pasirinkti, ką elgtis, ne? Geriau suprasti savo paties motyvus. Taip? Taip gaunasi, ne? Poveikis geros refleksijos yra, kad tavyje įvyksta kaita. Ir taip ir ne. Ir taip ir ne. Dabar, kai tu apie atspindį pasakėjai, pagalvojau, kad žodžio prasme yra reflekt, ne? Ir kaip aš tai suprantu, kad tam tikrų įvykių, kas tai bebūtų, reiškinių atspindėjimas manyje, suteikiant prasme, kitaip sakant, tai įsisąmoninimas, pavadinimas ir kartais, čia kvestionuoju naujumą, ne? Ar tai yra nauja, kartais tiesiog įsisąmonimas ir supratimas, kad yra tai. Ne? Ir tada, ką aš dar galiu klausyti, ar tik tai. Ne? Tada gali rastis naujos prasmės. Tai vat, man atrodo, du žingsniai svarbus. Naujos man. Bet kuriuo atveju tau vis tiek tavo, jeigu tu esi atskaitos, jos gali būti ne naujos man, jos gali būti ne naujos tavo, nežinau kam, tėvam, bet tau bus naujos, kaip žmogui. Nes naujumo elementas yra. Naujumo elementas yra. Gali būti. Tai čia yra žmogus ir tokia duoda poveikį. Mano klausimas labiau yra, kaip šitą kokybę patirti kolektyve, grupėje. Nes aš vis tyrinėju tą, žinai, organizacijos, įmonės kaita. Ypač šiuolaikiniam aplinkybėm, kai tikrai labai smarkiai keičiasi aplinkui sąlygos, ne, dėl įvairių priežasčių. Pandemija labai daug ką keičia, kaip žmonės elgiasi, ne, technologinės galimybės vis nuolat atsirandančios kažkokios, ne. Kitaip tariant, poreikiai, viskas yra, ta prasme, šiaip beveik viskas yra pajudinta, kaip nors keičiasi. Bet ir jeigu mes sakom, kad žmogui, pavyzdžiui, jam naujumas, kaita, galimybė atsiranda, kai jisai skiria laiko savo per refleksiją. Bet kaip tada tą padaryti ir kaip tai yra svarbu grupiai žmonių, kolektyvui, organizacijai? Ir mano toks, žinai, man toksai klausimas kilo, žinai, nes aš vis girdžiu tą komentarą, kad suprantu, kad galėtume mes komandoje daryti komandinę refleksiją, mums reikia, kad visi būtų labai brandus. Kitaip tariant, vos ne taip, kad būtina sąlyga, kad visi reflektuot mokėtų. Ir aš tuo abejoju. Čia klausimas, ką mes sudedame žodį brandus. Nes aš manau, kad norėjau sakyti, kad reflektuoti gebėjimą turi visi. Tiesiog, tai yra šiaip žmogiška savybė. Taip, tarsi, mąstymas ne visada gal čia iššūkis yra, nes, žinai, būna sunku surasti žodyną dažnai žmonėms ir kartais tas pajautimas, jisai nebūtinai išvirsta, tu kalbi ir jauti, kad, nepavadini, žinai. Tai gal gali sakyti, kad ne pas visus ta refleksija, gebėjimas reflektuoti yra vienodas, nes žodynas skiriasi. Bet jeigu yra bent vienas žmogus toje grupėje, kuris turi šitą gebėjimą, ne? Bent vienas. Kitaip sakant, labai gražu. Tai yra, kad tau nereikia žodyno, tau reikia turėti gebėjimą atpažinti, kad nuskambėjo tas žodynas. Ir jeigu yra bent vienas žmogus grupėje, kuris tą, tarkim, taip susėdusi komanda sako, ką mes matom. Ir tiesą sakant, aš taip, kai klausiausi kai kurių pandeminių patirčių, tai yra keli vadovai, kurie sakė, kad jie turėjo praktiką, nežinau, ar jinai tęsiasi.
bet tokius susirinkimus kasdienius turėdavo, kur kiekvienas dalyvis pasakodavo, kas pas jį atsitiko, praeitą dieną. Ir kažkuria prasme jie gebėjo išbūti tokiam smalsiam klausimėse, pas tave tas buvo, pas tave pas. O ką tai reiškia? Taip. Ir išliko tokiam smalsiam ieškojime, lyg naujos interpretacijos paieškoj. Kaip naujai interpretuoti, kas randasi, kas vyksta, kas darosi. Man atrodo, kad čia ir yra ta branda, apie kurią mes kalbame. Ir tiesą sakant, nei vienas iš tų žmonių nepraėjo ten jokių kursų, jokių mokymų, nepatapo brandesni. Jie tiesiog panaudojo procesą, intuityviai. Bet, žinai, man tai šita vieta yra tikrai labai dileminė, tai ką tu dabar pasakėjai. Pavyzdžiui, tas pats smalsumas. Tai yra tokie, kartais asmenybiniai dalykai, tverti neapibrėžtumą, nežinoti ir smalsiai klausyti, ieškoti. Kartais tai yra ego klausimai, kitaip sakant, tu sugebi išties, vietoj to, kad paaiškinti tiesas, išlikti smalsiam. Ir jeigu tu tokių dalykų nesimokai, tai yra tam tikras asmenybinis polinkis. Kalbant apie tai, ką mes čia vadinam, žinai, branda, nes suma sumarum vis tiek nuskambėjo, tai ko mes tikimės iš grupinės refleksijos, atseit brandžios grupės. Tai kaip minimum reikia iš tiesų, kad būtų bent vienas žmogus, kuris geba įžodinti, įvardinti gana tiksliai tai, ką jisai stebi. Ir kiti tarsi turi gebėjimą savai atpažinti, kad tai skamba, bet tada iškyla, kad būtent tai pavadinta, ką mes ir jaučiam, ką regime. Bet tada kyla klausimas iš tiesų gebėjimo, o tai ką tai man reiškia, kur man tai padėti. Ir man, pavyzdžiui, šitas momentas yra labai svarbus ir iš mūsų praktikos, iš mūsų, turiu galvoj, mokymų patirties, kur kartais atrodo iš tiesų įvardinti dalykai turėtų žmonėms atverti naujas galimybės. Ir netveria. Ir iš tikrųjų, ir sako, ir ką man, kaip ir norėtum sakyti, reikia dabar eksperimentuoti, žinai, tai kokius tu čia eksperimentus imsi. Ir kartais aš girdžiu, kad žmonės tiesiog yra užtvindomi, sudeginami, gal, žinai, tų įžvalgų, refleksijų kiekių, žinai, vienos nespėja išvystyti, jie gauna kitą ir toks vyksta, žinai, kūrenimas tą malką iki galo, viena nesudega, toks, žinai, laužas ir žmogus sudega. Ir finale jie lieka tokiam, žinai, pavargę. Taip. Ir nieko neatsitinka. Jo. Ir aš galvoju, kodėl taip? Ir dabar, žinai, tu taip pasakei ir aš galvoju, žinai, jeigu yra pas ką nors baisiai didelė pastanga. Taip. Ir pavyzdžiui, vienas kas nors, kuris jau yra išvalgesnis, jis jau mato. Taip. Ir jisai tada pradeda kitus įtikinėti, kad taip kaip aš matau, čia yra... Čia, taip yra, viskas darom. Ir jeigu, pavyzdžiui, tas žmogus dar turi kokią nors, žinai, galingą poziciją, yra vadovas, kurio žodis svarus, tai žmonės nusijama atsakomybę patys tą įžvalgą patirti. Nes man atrodo, čia momentas yra svarbus. Įžvalgą turi patirti pats žmogus. Kai jam kas nors kitas apie tai pasako, tai nėra įžvalga. Tai bent kelis dalykus išgirdau, kuriuos noriu garsinti. Pirmas dalykas, kad tu negali primesti įžvalgos, ne kitam. Ir kai tu labai įmatai, užsidegi ir apie tai prikišamai kalbi, tu sustabdai kitus. Arba jungi priešinimas ir kažką tai padarai. Tai tu taip ir sustabdai, tu jungi priešinimą, nes tas žmogus sako, ei, palauk, čia kažkaip biškai per toli man, ne? Ir tu vietoj to, kad paklaustum jo, o kaip tau, ką tu matai, tu jam sakai, ne, žiūrėk. Va šitoks momentas vyksta, ne? Ir tada tai, kas galėtų būti tokiu momentu, kuriame įvyksta toks, žinai, klik. Jo, čia kažkaip, vietoj to įvyksta toks, tu man, tu per greitai. Ir čia dabar tu sekantį dalyką pasakai, kurį norėjau iš tiesų irgi pakartot, kad tikrai refleksijai reikia lėto laiko, labai individualaus lėto laiko. Ir jeigu tu turi šitą polinkį daug apmastyti reiškinių, jeigu tu ateini į
pokalbį su tai žmonėmis jau apmastęs ir su atsakymais, o ne pats reflektuoji. Neretai tu užverti, nes tempas yra didelis. Ir jeigu dar tu turi pastangą, kaip tu sakai, tai ten nebelieka lėtumo, randasi labai didelis refleksijos ir įžvalgų tempas, spaudimas per tai, kad sugerkit. Net nebūtinai, kad jūs patikėkit, bet vat ir šitą žiūrėk, o vat čia dar šitą pažiūrėk, o dar ir taip galima žiūrėti. Ir čia yra paradoksas, supranti, nes tada atsitinka toks, žinai, čia tas vat ir yra, kur toks techniškas priėjimas. Aš jau supratau, aš pamačiau, tai darom. O tu nepamatei, tai, ta prasme, aš už tave, aš tau padėsiu pamatyti. Tai aš iškelčiau klausimą, kalbant apie ne individualią refleksiją, mes dabar apie komandinę, grupinę. Aš būtent apie komandinę kalbu. Komandinę, pavadinkime tai. Nes, žinai, čia yra, nes mano tai klausimas buvo, kaip mums padaryti šalies mastų refleksiją, bet, neimkim tas temos gerai, susiaurinkim. Labai geras klausimas, žinai, komandos, organizacijos, šalies mastų, tie dėsniai panašus, tik tai technikos skirsi. Šiuo atveju technikos veikimas, ką aš turiu omenyje. Aš turiu omenyje, kad kai mes kalbam apie komandos refleksiją, tai kaip šiandien mes juokavom, kad mums reikia suprasti, kur mes kiekvienas esame, kaip mes čia jaučiamės, kad kažkaip ryšį atras pokalbėje, taip ir komandoje. Tas angliškas posakis feel the room. Tai yra, ką reiškia jausti ir iš tiesų būti bendroje refleksijoje. Tai yra girdėti, kaip jinai vyksta, atliepti, neskubėti. Bet žinai, va šitoje vietoje tada atsitinka toks momentas, tai nes yra žmonių, kurie mato tiesiog skirdami daugiau tam laiko, išlavindami, jie mato greičiau, daugiau toliau, Ir tada klausimas, jie turi laukti tų kitų? Nežinai, jeigu tu turi kokią nors ten galios poziciją, tu tiesiog gali liepti, dabar tą darysim ir dabar tą darysim. Ir tiesa yra ta, kad galima labai toli su tuo nueiti, pavyzdžiui, tipiniai pavyzdžiai, ten koks Steve'as Jobsas. Ta prasme, žinai, gali gana, ypač inovacijų prasme, tokių naujų dalykų prasme. Aš taip nebejočiau dėl to toli nuėjimo, ta prasme, kad, jisai išėjo ir kas. Ir ta kelionė, tokia, žinai, proveržis sustoja. Prasme, nuėjo visai, bet ar žmonės kartu nuėjo, aš nesu tikras. Jisai tai žmonės turbūt nenuėjo, bet mes turime šiuo metu visiškai naują ūkio šaką, po dėka tokio spaudimo, žinai, ir turime Steve'ą Jobsą, kuris mirė nuo vėžio. Ta prasme, kad neharmoninga jam pačiam buvo kaip žmogui, tai tikrai taip, nes susirgo. Žinai, jeigu čia taip žiūrėti, kad apie harmoningą judėjimą, žinai, bet kažkuria prasme, yra dalykų, kurie turi rasti, žinai, gal tokie, aš galvoju, aš turiu šitą klausimą, ne iš vienos pusės taip, tam, kad prasiverštum, tai, yra žmonių, kurie turi jėgos ir jie tą jėgą kažkuria prasme nuveda visus kitus. Yra taip. Aš taip galvoju, gal apie tai ir yra, žinai, kur mes sakom, kodėl tai yra lyderystės tema. Nes tai ir yra, kodėl neatsirado, kodėl taip ilgai gyvenom tais herojiškos lyderystės laikais. Aš tiesiog galvoju, kad mūsų laikai yra kažkokiu būdu reikia rasti. Mes kaip kalbėjom su dar kitoje temoje, žinai, kokios lyderystės reikia šiuolaikiniam pasauliu, žinai. Panašu, kad mes gyvenam tais laikais, kai mums reikia tokios lyderystės, kuri žmonėm neatimtų žmonių atsakomybės, o tam atsakomybę atimi, jeigu tu, tavo įžvalgos veda į priekį. Aš nežinau, ar tu ten vedinės, aš dabar klausiausi, žinai, kaip mes čia dedam tokį tarsi šuoliuką nuo refleksijos prie lyderystės skirtingos. Ir girdžiu štai ką, kad refleksija, jinai tarsi atveria tave, žinai, kitokiam elgesiui, jinai yra lėta arba kiekvienam pagal savo tempą. Ir tu negali
žmogų atreflektuoti, ne? Jisai turi tą kelionę nueiti. Taip. Ir kai tu esi toj ego pozicijoje, tu iš principo atreflektuoji už juos ir pasakai, kad darysime taip, realiai jų refleksiją sustabdai. Čia pat kalbam apie tai, kad ta, šiuo atveju adaptyvi lyderystė, jinai yra lydėjimas žmogų iš ten, kur jisai yra. Ir grįžtam į tą refleksijos lauką, kad tu turi įsiklausyti kažkuria prasme ir tu negali jo nuvesti tam tikrą prasme, tu klausaisi ir tarsi veidrodį, žinai, sakai, aš matau, kad tu esi čia, žinai, kur tu toliau čia judėsi. Taip, ir pats tuo pačiu metu, žinai, judi iš įvairių pusių. Tai... Bet čia mes tu kalbam kol kas vienas žmogus su kitu žmogum, o aš kalbu, kaip tą padaryti komandai. Ir ar reikia tą daryti komandai? Suprantate, toksai, ar reikia tą daryti komandai? Ir tada, žinai, koks man kyla klausimas yra, tai jeigu tu, ar gali būti taip, kad pavyzdžiui, jeigu tu turi labai daug jėgos, tiesiog turi labai daug gyvybinės jėgos ir dėl to, žmonėm, labai stipriai gali pušinti kitus žmonės. Tai kažkuria prasme, tu gali nuvesti juos kur nors ten, nueisi su tam. Bet jeigu tu nori, kad daugiau žmonių eitų ir taip, žinai, eitų dėl to, kad jie nori, tiki ten eiti tau, tai tada tau reikia pristabdyti savo jėgą ir kažkuria prasme leisti jiem patiem atrasti tą savo kelią. Pakeliui, bet atrasti jiem patiem. Tai refleksija daugina lyderystę, mano galva. Nes be jos apskritai net strateginis valdymas, net strateginis mąstymas, mano galva, nėra įmanomas. Ką tu turi omenyje šiuo atveju lyderystė? Ką konkrečiai daugina? Ji daugina žmonių kiekį, kurie daugiau mato ir eina labiau iš savo energijos, iš savo veikimo, dėl savo priimto sprendimo, o ne dėl to, kad jie tavim patikėjo ir eina paskui tave. Asmeninė atsakomybė daugina. Jo, ir man atrodo, kad čia yra tokia lyderystė dabar yra labai smarkiai atėjęs metas. Čia yra mūsų laikai. Man taip atrodo, norėtųsi tikėti. Nes kai aš žiūriu, pavyzdžiui, žinai, paskutinis filmas Socialinė dilema, kuris taip smarkiai sako, kaip socialiniai tinklai modeliuoja ir stiprina tą tokį, kad tai jau nebėra įrankis, tai yra tavo manipulacijos priemonė. Vienintelis įrankis šiuo metu, man atrodo, yra įrankis uždrausti, reguliuoti, liepti, ką nors kitaip daryti. Ir turbūt reikia ir tai daryti, bet šiaip jau daug stipresnis įrankis yra padėti žmogui susivokti, kokį poveikį jam tai daro ir kažkuria prasme duoti jam vietos ir erdvės pačiam nuspręsti, kaip jisai nori būti veikiamas. Ir tai yra 100 kartų sunkesnis darbas, nes tai yra apie suvokimo ir sąmoningumo ir atsakomybės už savo gyvenimo prisiėmimo darbas. Ir kartu mes ateinam į tokį laiką, kur vieną žmogų, konkretų žmogų, poveikis jam daromas jau yra nebe žmogus daro, o yra sisteminiai algoritmai kuriami, kurie, supranti, daromas yra poveikis, kaip tau mąstyti, ką tau galvoti, į ką tau žiūrėti, žinai. Ir kažkuria prasme, kad nenueiti į matricą, kurioje jau ten tiesiog guli kokonė ir tau viskas sujungta ir galva išjungta visiškai. Man atrodo, kad kelias yra stiprinti šitą. Atsakomybė už save ir refleksija yra, ko gero, vienintelis įrankis. Man toks klausimas šiuo metu, žinai, kaip tai yra svarbu lavinti dabar. Jo, bet aš sutinku, kad refleksija yra labai glaudžiai susijusi su to atsakomybės perdavimu. Refleksijos veiksmas yra tarsi netėmimas atsakomybės, o palikimas. Tai yra tavo sprendimas. Tik tai galvoju, man tas taip iš tiesų susimaščiau, o kam? Kodėl dabar? Galvoju, kodėl dabar iš viso? Kodėl čia dabar turėtumėm daugiau šnekėti apie žmogaus atsakomybę negu anksčiau? Kuo jinai dabar reikšmingesnė? Kodėl nepalikus žmonių,
Na, ne tai, kad nepalikus. Kodėl mums negyvenus ego lyderystės laikais, kur tave veda? Why not? Gal, na, prasme, gal viskas gerai. Šiaip jau. Gal šiandien užsimanėm. Tai turim konkretų pavyzdį. Amerika šiuo metu pasirinkimą darys. Ir yra galvojimas, kad jeigu Trumpo neišrinks, kad jis neatiduos, neišeis iš prezidentūros. Bet kaip tu sakai, mes čia reflektuojam apie ateitį. Mes kalbam apie fantaziją, apie galimybę. Tu uždavai klausimą, kodėl mums nelikti ego. Nu tai va, ten yra labai konkreti ego pagrindų ir galios pagrindų. Nu, pareigas turi žmogus, kuris visiškai, visos priemonės pateisinamos tol, kol aš esu vadas, ne mano ego didžiausias valia. Ne tik jisai, ta prasme, šiaip jau didesnė pasaulio dalis gyvena nedemokratinėse visuomenėse, net ir tos, kurios gyvena demokratinėse visuomenėse, jos tik tai teoriškai, hipotetiškai yra demokratinės. Ta prasme, tik hipotetiškai išpildo tokią vertybių įvairovę, ne, vat kaip Mažeikis sakė apie politinės partijas, tik iš dalies išpildo diskusijos kokybės kartelę, vat tą įvairoviai. Tai aš vadinu demokratiją, nu, nekalbu apie tos visus, žinai, žiniasklaidos, rinkos ir kitus reikalus. Bet tavo klausimas yra, kodėl dabar? Taip? Kodėl mums tas turi rūpėti? Kodėl mums tai turi rūpėti? Nežinau ar mum, bet man tai patinka būti su žmonėm, kurie jaučiasi atsakingi už tai, kaip jie gyvena. Tai asmeninis pasirinkimas kažkuria prasme. Pasirinkimas, aš tą klausimą uždavęs. Nes tas daug įdomesni dalykai darosi gyvenime. Daug įdomesni. Kai taip gyveni. Ir kai su tokiais žmonėmis darai dalykus. Jo, bet tai nėra atsakymas į kodėl dabar, nes tau dabar įdomiau taip gyventi. Ne? Tai, tai tavo atsakymas, ne, bet tai nėra loginis argumentas, tai yra pagrindimas tavo interesų asmeninių, kodėl tau tai aktualu. Aš kažkaip galvoju, kad tokių žmonių daugėja. Na va, tai aš šitą šnabždesį girdėjau. Bet čia irgi gali būti toks mano fantazija ir selektyvus pasirinkimas matyti. Jo, selektyviai pasirenku žiūrėti į tai. Bet, gal tai ir yra. Bet aš mėginu testuoti, aš mėginu žiūrėti, ar pasaulyje tokių žmonių, žinai, randasi vis daugiau. Tai aš žinau, lygiai taip pat. Aš noriu tokios ateities. Ir noriu prisidėti prie tų, kurie tokios nori. Man atrodo, jinai kažkaip, jinai geresnė. Žodžiu, mes norim tikėti, kad tokių žmonių daugėja ir girdime, matome signalus, tik nežinom, ar dėl to tokius žmonės pastebime, nes žiūrime į juos daugiau, ar jų išties daugiau yra. Aš tai šito atsakymo neturiu, tiesą sakant, ir karts nuo karto vis patiriu tokius, čia, po džiaugsmo akimirkų pagirias, kai supranti, kad gal tai vis tik tai iliuzija ir nėra ten tiek daug tų žmonių, kuriems rūpėtų, norėtų prisimti atsakomybę ir tokiose gana keistose situacijose tos dalykus patiriu. Tai aš taip palieku kaip mūsų interesų lauką, bet ne kaip objektyvų atsakymą, kad, žinai, dabar yra atėjęs metas. Ta prasme, tik mes sutarėm. Kad tai yra mums įdomu. Taip. Tai mes apie tai. Tai kažkuria prasme kvietimas yra ir kartu rankos ištiesimas ir kvietimas yra tiems, kuriems įdomu šitaip. Ne kitaip. Kviečiam. Klausyk, gal galim dar vieną kampą paimti? Galim. Nesu tikras, ar šio, žinai, mus labai toli nuves, bet jis man vis kirba nuo to momento, kai tu pasakei, kad ar refleksijos metu tie, kurie masto greičiau, ne, ar jie turi laukti kitų. Ne, liktai mes sakėm, kad turėtų vykti bendras toks, bendras šokis, man labai patinka šitą analogiją, kad komandoje reflektavimas tai yra linijinis, jeigu nori šokis, kur tu turi girdėti visumą, reaguoti ir šokti atitinkamai, jeigu nenori mindyti ant kojų. Nekalbant apie tai, kad šitą analogiją poroje dar lengviau veikia, ne vienaip ar kitaip. Tai klausimas buvo, ar turi laukti tas, kuris greičiau mato, ir aš
norėjau galbūt, žinai, per pavyzdį, tu pakvietei mane užduoti klausimą, aš dabar tiesiog galvoju, kad man pavyzdys piršosi visų pirma į galvą. Ir piršosi laidos, kurią mes su jumis aptarinėjome, to paties Gintauto Mažeikio, ne, kur yra labai, mano manimu, ten 50 gal minučių ta laida, bet koncentratas tų tokių įžvalgų, refleksijų, pamastymų, įprasminimų, žinai, ir idėjų, teorijos. Taip toliau. Toks koncentratas, kad aš stabdydavau ir fiksuodavau, galvodavau. Kartais sustabdydavau, apgalvodavau, kartais stabdydavau, rašydavau, pridėdavau, kaip būdą apmastyti. Ir kažkuria prasme tokiam formate niekas tavęs ten nelaukia. Ta prasme jis eina ir nueina, nes nėra komandos, nėra grupės, kuris sąveikautų. Ne? Ir šitoje vietoje refleksija nevyksta. Aš jutau, kad jisai reflektuoja, aš reflektuoju tai, ką jis reflektuoja, matau, man reikia pasistabdyti, žinai. Kitaip sakant, jis nelaukia. Jisai ėjo į priekį, ne? Bet bėda ta tik tai, kad gyvame santykėje tu negali sustabdyti. Ne? Ir greičiausiai, kad tu tenais sudeginės nespėjai apmastyti, tu šoki prie kito. Kita vertus, tu visą laiką turi laisvę susistabdyti pats viduje ir nebeapdovanoti žmogaus dėmesio, kuris toliau šneka, likti savo refleksijoje tuo metu, kai jisai toliau pasakoja. Tai vat, grįžtu prie to klausimo, ar tai, kad kažkas spaudžia, tai, kad kažkas užverčia refleksijomis ir mane sudegina, teisinga formuluotė. Nes aš turiu pasirinkimą nesideginti, aš turiu pasirinkimą, kaip būti toje refleksijoje. Tai galime laukti. Supranti, čia, žinok, reikia atsargiai elgtis, nes mes negalim taip labai lengvai analogijų naudoti visiems atvejams, ne? Nes tai, ką reflektuoja, pavyzdžiui, toks mokslininkas, antropologas ir filosofas kaip Mažeikis, žinai, jis reflektuoja labai labai plačius labai reiškinius jo. Ir jame to bendro veikimo yra mažai, žinai. Ir biški kitaip yra, jeigu mes kalbam apie organizaciją arba grupę arba komandą, kuri turi užduoti kartu veikti. Tai čia biški atsargiai, žinai, su tempu, nes aš galvoju, kad, ta prasme, kai yra labai labai sudėtingi pasaulio reiškiniai, kuriuose, žinai, mano kaip žmogaus poveikis yra nedidelis, tai, tarkim, mokslininkai natūralu, jie daro šitą darbą, vieni ten daro proveržius genų žirklės kurdami, ne, jie irgi kūrė proveržį, kaip mes jį naudosim, kaip įrankį ar kaip manipuliacijos priemonė, vėl, bet yra atrasta technologija kažkokia, ne. Tuo tarpu, pavyzdžiui, tie socialinių mokslų žmonės, ir filosofai, ir antropologai, jie mums padeda kažkuria prasme pamatyti, kaip dar kitaip galima būtų žiūrėti, ne, dalykus, kaip čia yra. Bet tada jau mes, jau tada žinai, bet žinai, kas yra įdomu, bet tau turi rūpėti tie procesai, nes tau gali būti tau gali tai visai nerūpėti. Užsirašiau šitą žodį, tik tai nežinau, ar tam pačiam kontekste. Kitaip sakant, kad tu reflektuotum kartu su, turi būti dvi sąlygos, mano manimu. Tai viena, arba tu turi turėti nusiteikimą veikti kartu su šita grupė žmonių. Taip. Tai yra ir pereiti nuo refleksijos prie kažkokio tai veiksmo. Ne, ir tada tarsi atsiranda prievalė luktelt. Taip, refleksija. Taip, nes tada atsiranda poreikis sinchronizuotis, nes mums reikės kažką bendrai daryti. Kita vertus, čia pat pagalvojau apie mūsų bendrą lyderystės draugiją, ne, ten bendruomenė, kurioje mes esame. Mūsų tas veikimas, jisai didžiąja dalimi ir apsiriboja tais mūsų susitikimais, nes mes veikiame dažnai skirtinguose versluose. Ir kita vertus, mūsų tos tenais refleksijos, ne, yra lėtesnės. Taip. Jo, ir kodėl aš galvoju, nes iš principo yra ne būtinai apie bendrą veikimą, taip apie bendrą ateitį šitoje grupėje, bet yra tam tikras rūpesčio elementas, o kaip tau sekasi, žinai, o kaip tau seksis su tuo, ką mes šiandien sukūrėme. Tai rūpesčio elementas vis tiek yra rūpesčio konkrečių žmogumi. Nerūpesčio šiaip, kad pasaulis būtų geresnis, nes tu tada gali, nes tau nėra apie ką rūpėti ir tu tada nežinai, tau nėra į ką sustoti. Tam, kad tu prilėtintum tempą, tu turi į kažką tai lygiuotis. Tiesiog Mažeikio atveju rūpestis pasauliu,
nu, pasaulio tempo nėra į ką lygiuotis ir tu beri, laida dar tuo labiau tokia, žinai, net ir tiesą sakant, mūsų gyvam susitikime buvo panašus jausmas, ne? Nu, rūpesčio pasaulio, ne čia ir dabar. Tai kitaip sakant, tau turi rūpėti konkretus žmogus. Nu, arba grupė žmonių. Ir be šito refleksija yra šūdo malimas. Ir pletkai. Nes jeigu nėra rūpesčio, ir va čia yra įdomu, jeigu tau visai nėra rūpesčio, tai tada kažkaip... Bet aš žinau, kad... Ar įmanoma iš vis tada ką nors? Nes ar refleksija, nu, supranti, net jeigu tu asmeninę darai, nu, tau vis tiek turi rūpėti. Bet aš žinau, kad bandžiau, mano manimu, garsinti, kad rūpestis gali būti, bet klausimas, ar jisai yra priparkuotas ties konkrečia žmonių grupelė arba žmogumi, kurie turi tempą. Nes tau gali rūpėti pasaulio gėris. Taip. Ir tada yra pasaulio tempas. Tai yra rūpestis. Ir yra pasaulio tempas, kuris yra joks, nes yra visoks. Ne? Tai šitoje vietoje, mano manimu, kai kalbame, tai kalbame apie rūpinimąsi konkrečiu sociumu, žmogumi arba sociumu, o ne tiesiog rūpesčiu. Ir tada, žinai... Dėl to aš norėjau pasakyti, kad nesu tikras, kad tai yra šūdo malimas. Ne? Jo, nu tai nes jeigu, žinai, jeigu man rūpi pasaulis ir aš reflektuoju pagal jo tempą, nu sunku tai pavadinti šūdo malimu, žinai. Ne tą turėjau menį. Ja. Tu gali tai pavadinti socialinę šūdmalą. Nu taip, dabar, nu, čia, žinai, žodžių žaismas, gerai, nueinam gal čia truputėlį, žinai. Nuėjom, bet ne tame esmė. Manau, kad, nu, esmė įvardinam, kalbėdami apie tą rūpestį. Nežinai, vat įdomu, dabar, kai tai pradėjom kalbėti apie rūpestį, refleksija ir rūpestis. Štai yra angliškas toks terminas duty of care. Lietuviškai tai yra pareiga rūpintis. Ir jinai dažnai yra iškeliama tokiuose kontekstuose, kaip kiek toli siekia tavo pareiga rūpintis pasiekmėm tavo darbo. Pavyzdžiui, ten, žinai, yra tekstas apie žurnalistus. Ar jie, kiek toli jie turi rūpintis, apie ką jie rašo, kokios temos išeina, ką jie akcentuoja, kiek ta pareiga apima. Lygiai taip pat, nu, žinai, ir įmonėm šiuo metu didelis klausimas keliamas, kokios apimties yra, vadinam tą socialinę atsakomybę, ne, bet arba taršos atsakomybė, ne, kokios jinai yra apimties, ar tik neteršti, ar, pavyzdžiui, rūpintis, nu, dar toliau, ne, ar jau eiti į link ciklinės ekonomikos, kurioje apskritai atliekų nėra ir tu gamindamas kilimus rūpiniesi ir tais kilimais, kai jie bus sudėvėti ir kur jie pasidės, ar jie bus išmesti šiukšlyną, ar tu juos susirinksi, perdirbsi ir dar kažko paversi. Žinai, bet man įdomu, kad mes bekalbėdami su tavim apie refleksiją iškėlėm šitą klausimą, nes ar gali būti refleksija apie rūpesčio? Man labai netikėta šitas kampas. Nes jei tau, galvoju dabar, jei tau nelabai rūpi pasiekmes to, ką tu darai ar kaip tu veiki, tai tau reflektuoti nelabai tada reikia, nes tu tiesiog darai, kas darosi. Bet jeigu tu sakai, kad čia yra mano rūpesčio teritorija, ir ją vis didini, man atrodo, kad branda kažkuria prasme yra šitą rūpesčio teritoriją didinasi. Iš pradžio apie save, kažkokia apie savo svarbių žmonės, šeimą, kažką arba kompaniją, žinai. Kiek apima tavo rūpesčio teritorija? Nes jeigu, ir tada tau pradeda įdomu darytis, kokį tai daro poveikį. Ir tada tau pasidaro svarbi refleksija, kad tu pamatytum kokį poveikį, nes dalis poveikio yra nenuspėjamo. Tu ketini, kad toks bus, bet paaiškėja, kad yra kitų pasiekimų, kurių neketinai, kad jos gausis. Ir jos būna visokios, ir kenkiančios, ir kaip tik, žinai. Man labai įdomi šitoje vietoje refleksija ir rūpestis. Bandau mintimis dabar sugrįžti į pradžią.
Ne, tai tarsi siūlo atvinioti, kur mes pradėjom ir kur baigiam. Tai, ką tu sakai, rūpestis, refleksija ir rūpestis. Pradėjome apie tai, kad kas tai yra iš viso reflektavimas, kalbėdami apie tai, kad tai yra prasmių suteikimas subjektyvus. Kalbėjom apie tai, kam to reikia komandoje, grupėje žmonių ir kaip tai vyksta, kad to reikia, mes vienokiu ar kitokiu būdu galėtumėm judėti ir pasirengti veikimui. Ne? Tai vyksta per tokį bendrą sąveiką ir rūpestį tai žmonėmis, kurie yra ta grupė, bent jau ne tik tai reiškiniu, kuris aktualus, bet ir ta grupė. Kalbėjom apie skirtingus tempus ir apie tai, ką reiškia kokybiška ir kokybiška refleksija brandžioje grupėje. Man tas pasirodė įdomu ir reikšminga, kad aš nebūtinai turiu būti labai reflektyvus ir turtingų žodynų, jeigu šalia manęs yra žmogus, kuris tai turi bent vienas. Ir aš išlaikau smalsumą, gebėjimą atpažinti, kad jo įvardinimai yra teisingi. Na, daug įdomių, bent jau man, dalykų apie refleksiją. Kaip galvoji, čia ir galime sustoti, ar atsiranda kažkokių temų, klausimų, kurie verti mūsų antros dalies? Kažkaip man dažnai rūpestis labai nuskambėjo naujai, nes aš sutinku, kad pavyzdžiui, žinai, daugybę dalykų gali padaryti darydamas. Ir tos technologijos, kurios dabar yra atsiradę, žinai, jos pasidarė ne dėl to, kad tie, kurie jas darė, reflektavo, o dėl to, kad jie darė. Darė, taisė klaidas, darė. Buvo labai daug darimo. Tikrai labai daug darimo. Spėju, kad nebuvo labai daug reflektavimo apie poveikį ir apie tai, ką tai sukelia. Ir kartu galvoju, kad turbūt yra tas momentas, kai tu tiesiog turi prieš tai, turi ką nors padaryti, kad iš vis kas nors rastusi. Nes jeigu tu pradėtum labai anksti galvoti, kokį tai sukels poveikį, tai turbūt iš vis neišjudėtum iš vietos, nes beveik viskas gali turėti labai įvairių poveikio, ne? Tai gali būti ir labai gerai, ir labai blogai. Bet man atrodo, kad, žinai, tam tokiam evoliucijos etape, tarkim, kai tu sukuri paslaugą, produktą arba kažkuriuo metu tau turi pradėti, kažkaip norėčiau, kad pradėtų rūpėti, ne? Bet gali būti, kad refleksija tada pasidaro sunki. Ir kartu labai reikalinga, žinai, ir kaip komandinis įrankis, komandinio kalbėjimosi būdas, kai nesprendimo ieškom, mėginam suprasti, kur mes esame ir ką mes esame sukūrę. Man, nors tu sakai pabaigai, bet labai svarbi ir įdomi, žinai, skamba mintis, kad, kaip sakai, daug kas yra padaroma darymo būdu ir tu nebūtinai reflektuoji poveikį prieš tai, kitaip sakant, tu turi svajonės ir lūkesčius, netgi tokius labai vartotojiškus kaip taisyklė, ir mažai galvoja apie tokį platesnį galbūt poveikį, tiek teigiamą, tiek neigiamą. Ir gal gerai, nes tada iš tiesų labai pasidaro dalykai, genamas gal baimė, tu daug ko nepadarytum. Ir ta refleksija į pasiekmes, kurios jau dalinai įvyko, jinai iš principo yra, tai pavadinkime, šiek tiek produktyvesnė. Tai yra, kad mes turime šiek tiek prisidirbti, kad neprisidirbtumėm daug. Taip. Ne? Ta šiek tiek prisidirbti atreflektavę mes neprisidirbam daug arba negražinamai. Kažkaip man atrodo, kad šiuo metu pasaulis yra šitoj vietoj. Prisidirbęs šiek tiek. Tik man atrodo, kad taip. Švelniai tariant, taip, iš tiesų visi esam gyvename. Ir čia gali būti viena iš priežasčių, kodėl tai mano gal yra aktualizacija mūsų laiko. Nes esam pavarę, kaip žmonija. Lietuva, 30 metų verslai.
Nu, jau nebereikia jų ten taip, žinai, dabar yra supratimas, ką tai reiškia ir kokias pasiekmes sukelia laisvoji rinka. Neįsim iš tą temą dabar. Jo, neįsim, nes aš irgi norėjau jau pridėti dar naujų potėpių. Neinam ten. Sustojam. Gerai. Nu ką, tai iš tiesų toksai labai filosofinis šį kartą mūsų pašnekesys. Su kvietimu, kad tos filosofijos, bet praktikos šitos imtų rastis vadovų lauke. Manau, kad yra erdvės praktikai čia nais. Ir skirti tam laiko. Nu, kažkaip. Ačiū tau. Ačiū tau.